Penktadienio lapkričio 7 dienos Jurbarko žiniose matysite. Rajono valdžia skubina įgyvendinti jau seniai brandintą 2 socialinės paslaugas teikiančių viešųjų įstaigų sujungimo idėją. Jurbarke Mituvos upėje brakonieriams tinklus ištraukti padėjo aplinkosaugininkai. Prasidėjo rudeninės Europrotų kovos. Būk su savo komanda Eurolygoje. Keliauk su Klaipėdos Neptūnu į Graikiją. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę kartu su Viasat Sport ar Viasat Combo paketu ir laimėk įspūdingą kelionę 2 į Neptūno rungtynes su Pirėjo Olympiakos Atėnuose. Sužinok viską balticum.lt. Palaikyk savus Eurolygoje. Prieš savaitę vykusiame Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytas klausimas dėl 2 viešųjų įstaigų Jurbarko socialinių paslaugų bei sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centrų sujungimo supriešino politikus. Prieš tokį žingsnį pasisakė tiek opozicijoje, tiek ir valdančiojoje koalicijoje esantys tarybos nariai. Idėja sujungti šiuos 2 centrus, deklaruojant, jog tokiu būdu bus taupomos rajono savivaldybės biudžeto lėšos, savivaldybės koridoriuose sklandė jau keletą metų, tačiau rimtesnių veiksmų buvo imtasi tik prieš metus. Praėjusių metų viduryje šiuose centruose buvo atliktas auditas, kuriuo metu buvo norima išsiaiškinti, ar šiuose įstaigose tvarkomasi ūkiškai. Deja, bet beveik 14 000 litų savivaldybės biudžetui kainavęs auditas nieko, kas padėtų rajono politikams greičiau apsispręsti dėl tolimesnio šių centrų likimo, neparodė, išskyrus keletą punktų, kurių panašu ir pakako, kad šią vasarą mero potvarkiu būtų sudaryta speciali darbo grupė, turėjusi išnagrinėti šio audito išvadas. Ir nors prieš mėnesį vykusime posėdyje su šios darbo grupės išvadomis tarybos narius supažindinęs jos pirmininkas vicemeras Kazimieras Šimkus, politikams nepateikė nei vieno skaičiaus bylojančio apie po centrų sujungimo galimas sutaupyti lėšas ir šio posėdžio metu nebuvo leista pasisakyti minėtų centrų direktoriams, kantriai sėdėjusiems iki pat pabaigos ir norėjusiems išsakyti savo poziciją šio klausimu, tuokart tarybos daugumos balsų pakako, kad tokiams išvadams būtų pritarta ir administracijai buvo pavesta šio klausimu parengti sprendimų projektą jau su konkrečiu siūlymu pritarti socialinių paslaugų ir sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centrų reorganizacijai, sujungiant juos į vieną centrą. Svarstant šį klausimą spalio 30 dieną vykusėme posėdyje ir vėl buvo pasigesta konkrečių skaičių. Tikrai reforma kažkokiam tai formate yra reikalinga. Bet kodėl aš šiandien nebalsuosiu už šitą projektą? Ko aš pasigendu? Aš pasigendu, kad nebuvo diskusijos su centrų direktoriais, su administracija. Ta aš klausiau per komitetą ir supratau tikrai, pilnos diskusijos, normalios diskusijos nebuvo. Kaip galima tą padaryti? Nedaryti buldozerio principų už nugaros. Ir dar vienas esminis dalykas, kas nebuvo atsakyta. Kokios lėšos bus sutaupytos, kiek išeitinėm reikės. Ir visa kita. Šitų paskaičiavimų nėra. Tai kiek mums šitą reformą kainuos? Pritardamas Audronės Kurienės išsakytoms mintims, valdančiai daugumai priklausantis tarybos narys Saulius Lapėnas atkreipė politikų dėmesį į tai, jog rajono biudžeto taupimas vyksta socialiai rimtinų žmonių, kurie ir yra pagrindinė socialinių paslaugų centro lankytojai sąskaita. Būkim biedni, bet teisingi, iš esmės sutaupom socialiai rimtinų sąskaitą. Ar sutaupom da? Aš sutaupom, nes kitaip perskirstimo nebūtų, kienogi sąskaita tos lėšos. Aš sutinku, yra galbūt ten ir negerovių, ir pažeidimų, ir mūsų pareiga yra tuos dalykus šalinti. Tačiau, kai dar šalia, kartais netgi perlenkdami lazdą, tai darome ir kartu nagrinėjam socialinių įstaigų, kurios betarpiškai dirba su socialiai remtinai žmonėmis, jiems įpirždami ir reorganizaciją, kurios pagrindimas, sunkiai man šiai dienai įsivaizduojamas iš matomų dokumentų, tai siūlyčiau vis dėlto pagalvoti ir nepriimdinėti tokių karštligiškų sprendimų. Dar prieš pradedant svarstyti šį klausimą posėdžių salę paliko dėl centrų sujungimo klausimų sudarytoje komisijoje dirbusi ir išvadoms pritarusi tarybos narė socialdemokratė Antanina Tonaitienė, jos bendrapartietis Darius Virvilas, darbiečiai Vilma Čepulienė ir Raimundas Išganaitis, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos atstovas taryboje Jonas Aleksiejus bei opozicijoje esantys Gintaris Tauškus ir Zita Sorokienė. Tiesa, pastarieji prieš pat balsavimą sugrįžo atgal į salę. Panašu, jog prieš pasisakiusiųjų politikų argumentai nuskrido pavėjui, nes balsavimo metu už centrų sujungimą pasisakė 11 tarybos narių,
kurių balsų ir pakako, kad sprendimo projektas būtų priimtas. Tiek svarstant šį klausimą, tiek ir pasibaigus balsavimui, salėje netilo aistros, jog jis yra susijęs ne tiek su finansais, kiek su politika. Esą valdantieji dar iki savivaldos rinkimų, vyksinčių kitų metų kovo 1 dieną, nori suspėti šį klausimą užbaigti. Panašu, jog, kaip nekartą posėdžio metu nuskambėjo, buldozeriniu būdu priimtas sprendimas, nesigilinant nei abiejų centrų veiklos skirtumus, nei į tai, ar išties šis sprendimas leis sutaupyti, toks valdžios sumanymas bus įgyvendintas. Trečiadienio lapkričio 5 vakaras trims jurbarkiečiams įsimins ilgam. Prie sutemų apgaubtos Mituvos atėję pasitikrinti čia užsimestų tinklų, jie akis į akį susidūrė su aplinkosaugininkais ir liko ne tik be laimikio, bet ir be tinklų. O už neleistiną žvejybos būdą dar sulauks ir nemenkos piniginės baudos. Lapkričio 5 dieną nuo 10 valandos pradėjo skambinti žvejai pasipiktinę Jurbarko miesto, kad Mituvos upėje rado vieną valinį tinklą. Po to už tilto rado antrą tinklą, o ties po pačiu Jurbarko tiltu buvo rastas televizorius vadinamas. Tai kadangi brakonieriai labai elgėsi įžūliai, nutarėm vakare surengti pasalą tiek Jurbarkų tvenkinyje, tiek Mituvos upėje. Ir maždaug apie 7 valandą vakaro buvo sulaikyti 3 brakonieriai Mituvos upėje, kurie bandė statyti valinį tinklą. Brakonieriai motyvavo tuo, kad sunki materialinė padėtis, nėra ką valgyti, dėl to priversti rizikuoti, eiti žvejoti tokiu būdu. Dabar jiems gresia nemalonumai, tai nuo 400 iki 1000 litų bauda su priemonių įrankių konfiskavimu. Labiausiai aplinkosaugininkus džiugina ne tiek pažeidimų vietoje rasti brakonieriai su visais įkalčiais, kiek nebejingi žvejai pranešantys apie pastebėtus brakonieriavimo atvejus. Noriu pasidžiaugti ypač Mituvos upėje žvejojančiais ir padėkoti jiems, aišku, žvejai, kurie žvejoja Mituvos upėje, nes tikrai skambučių gauname labai daug ir informuoja apie daromus pažeidimus. Jau ne pirmą kartą kartu su aplinkosaugininkais dalyvaujant panašiuose reiduose, vieną iš brakonierių netrukome atpažinti. Tai buvo tas pats pilietis praėjusių metų žiemą, įkliuvęs ant karjero, žvejojęs tuo metu neleistinų būdų. Už ką kibut ant ledo? Gyvo žuvelę gaudžia, neleistinų laiku. Šis įžūlus brakonieriavimo atvejis aplinkosaugininkams buvo anaiptol ne pirmas radinys maždaug 2 savaičių laikotarpyje. Praėjusį savaitgalį Girdžių užtvankoje buvo rastas rekordinis žvejybos įrankių, skritulių, skirtų plėšrioms žuvims gaudyti kiekis. Jurbarko užtvankoje taip pat pranešė žvejai, kad bevelgiaudami užkabino tinklą. Atvykome, ištraukėme tinklą. Kitą dieną taip pat buvo gautas skambutis, kad Jurbarko užtvankoje taip pat buvo užkabintas tinklas. O pats, manyčiau, įspūdingiausias tai brakonierių įrankių surinkimas, tai buvo lapkričio 2 dieną. Taip pat gavome telefoninį pranešimą iš žvejų mėgėjų, kad Girdžių užtvankoje jaunuoliai žvejoja su dideliu kiekiu skritulių. Nuvykus į Girdžių užtvanką tikrai nustebome, nes dar tokios skritulių kiekio nesam matę. Iš visus rinkome 69 skritulius. Kadangi nieks net neprisipažino, kieno tie skrituliai, dabar jie yra pakol kas išimti ir suforminti kaip bešeimininkiai, vyksta tyrimas. Šį trečiadienį prasidėjo rudeninės Europroto kovos, kurios ir vėl sulaukė didelio jurbarkiečių susidomėjimo. Tiems, kas nežino, koks tai renginys, priminsime, jog tai įdomus ir linksmas būdas praleisti laisvalaikį smalsiems ir naujo sužinoti norintiems žmonėms. Europrotai tai komandinis žaidimas paremtas protų kovų tipo viktorina, trečiadienio vakarais į įvairias erdves pritraukiantis šimtus žinių ištroškusių ir jas pademonstruoti norinčių smalsuolių. Lapkričio 5 dieną visoje Lietuvoje įvykusiame pirmajame 2014 metų rudens sezono Europroto turnyre dalyvavo 2420 dalyvių, susiskirščiusių į 428 komandas 53 miestuose ir miesteliuose. Galime pasidžiaugti, jog Jurbarkas yra tarpe 3 daugiausiai komandų sudariusių miestų. Kaune varžėsi 21, Tauragėje 20, o Jurbarke 17 komandų. Pasak šio žaidimo koordinatorės mūsų mieste, savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorės ir vienos iš komisijos tikrinančių žaidėjų
teisėjų pateiktus atsakymus narės Audronės Balčiūnienės, žaidimo dalyviai laikėsi iš anksto numatyto registracijos termino ir laiku užsiregistravo savo komandas, nes rudeninėme Europrotų sezone galioja ta pati pavasarį vykusių kovų taisyklė. 4 trečiadienius iš eilės vykstančiuose žaidimuose galės dalyvauti tik iš anksto užsiregistravusios komandos. Galioja pavasarinė taisyklė ir turiu pasakyti, besiregistruojantys labai jos laikėsi, buvo laikas registracijos iki spalio 31 dienos ir po spalio 31 dienos nei vienos daugiau komandos ir neatsirado. Turim senbuvių ir netgi yra nuo 2012 metų, kurie dalyvavę. Aišku, turim, kaip juokaujam, kaip politikoje perbėgusių iš vienos komandos į kitą komandą, bet jei neklystu, 6 komandos yra senbuvės. Kalbėdama apie šio sezono naujovę, klausimus susijusius su Jurbarko ir ES sąsajomis, Audronė Balčiūnienė patikino, jog jų žaidėjai sulauks jau kitą trečiadienį vykstančiame antrajame ture, o visų kitų klausimų temos išlieka tokios pačios. Bus bendri klausimai, tradiciškai sportas, Europos parlamentas, vaizdiniai ir muzikiniai. Šį pirmąjį turą bus dar paruošti bendrai klausimai, bet jau nuo kitų bus 10 klausimų apie Jurbarko rajoną ir jo sąsajį su Europos Sąjunga. Tai va tokia naujovė. Ir naujovė ta, kad neliko papildomų taškų už vyresnio amžiaus žmogų komandoje. Prieš 2 metus startavę Europrotai tapo savotišku socialiniu reiškiniu, nes į komandas būriamasi ne tik darbo kolektyvais, bet ir jas sudarant iš draugų ar bendraminčių rato. Komandos pavadinimas Bišpilis, su gerom nuotaikom grįžom. Pakeitėt pavadinimą ar perbėgote kitą komandą? Gintaras va pasiūlė, tai suformavom naują komandą. Lietuva, aišku. Jūs esat Lietuvos šokėjai? Taip. Ar sekėt ankstesnės kovas, ar domėjotės? Taip. Net vieną kartą dalyvavau kaip pakaitinė, o dabar pagrindinė. Komandų narių pasiteiravus, kokių tikslų vedini jie atėjo šį žaidimą, išgirdome pačių įvairiausių nuomonių. Pergalės, aišku. Bent į kiek komandų šiemet 17, sakė. Tarp 5 geriausių, kad papult, tai manau, būtų gerai. Pirmiausia, tai tikimės gerai praleisti laiką ir kažką sužinoti. Tai laimėję. Pirmasias šio rudeninio sezono kovas surinkusi 28 taškus laimėjo laikraščio Mūsų laikas komanda. Antroje vietoje su 24 taškais liko didžiąja dalimi iš savivaldybės darbuotojų sudaryta komanda Mes, o trečią vietą surinkę 23 taškus pelnė komanda Sraigiai. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum sportusis internetas. Tikras draugas. Šiandien išleistame naujausiame laikraščio Mūsų laikas numeryje pasakojama netoli nuo Jurbarko miesto esančio Greičių kaimo istorija. Straipsnėje pavadintame Greičiai kaimas Nemuno lankų prieglobstyje pasakojama apie šį kaimą, pristatomi čia kadaise gyvenę žmonės, kurių nemažą dalį sudarė Greičių pavardę turėjusios šeimynos. Šis straipsnis skaitytojus nukels per kelis dešimtmečius atgal į kadaise buvusį gausų, o dabar jau visiškai ištuštėjusi Greičių kaimą. Kitose laikraščio puslapiuose pasakojama apie šią savaitę savivaldybėje pristatytą investicijų pritraukimo į mūsų rajoną galimybių studiją, jurbarkietės architektės Ingos Šarmantaitės sėkmės istorija bei dalyvavimo konkurse Jaunas verslas 2014, publikuojama nusikaltimų ir nelaimių suvestinė, aktuali policijos pareigūnų informacija ir trumpa naujos Jurbarko rajono policijos komisariato kelių patrulės Ievos Kankauskaitės dosjė. Taip pat skaitytojai ras pokalbį su rytoj vyksiančio populiariausio jaunimo renginio Meno injekcija vedėjais Arnu Ašmonu ir Pauliumi Eigertu. Rytoj skaitytojus pasieks ir naujas Šviesos laikraščio numeris, kuriame gvildenamos kitos rajono naujienos ir aktualijos. Pirmajame puslapyje pradėtoje publikacijoje pavadintoje Reorganizacijos siekis atsikratyti politinių oponentų pasakojama apie rajono valdžios užmojus sujungti 2 socialinės paslaugas teikiančias įstaigas – Jurbarko socialinių paslaugų ir sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centrus. Kokie galimi tokios idėjos motyvai, finansiniai ar politiniai, sužinosite perskaitę šią publikaciją. Trečiajame laikraščio puslapyje narpliujama ir dar viena labai įdomi tema – apie savivaldybės juridinėme skyriuje dirbančią juristę, vienu metu mokslus kremtančią ir Vilniaus Mykolo Riomerio universitete
ir Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje. 5 puslapyje skaitytojams pateikiama publikacija apie Lions klubo veiklą, bei šiais metais Rotuliuose minima čia veikiančio vaikų darželio 30-metį. Taip pat šiame numeryje pasakojama apie išsipildžiusią Lietuvos pėsčiųjų žygeivių asociacijos svajonę tapti tarptautinės žygeivių lygos nare, sekmadienį vykusio 3-ojo Jurbarko krepšinio lygos rato varžybų statistiką, pareigūnų sulaikytus brakonierius ir urve gyvenusį vagį, bei dar keletas kitų įdomių pasakojimų.